Jūsų dėmesiui svarbiausi šios savaitės įvykiai. Per pirmąjį šių metų pusmetį vyriausybės nariai sutaupė per 118 tūkstančių litų reprezentacinių išlaidų. Nė lito iš savo reprezentacinių lėšų nepanaudojo premjeras Andrius Kubilius, finansų ministrė Ingrida Šimonytė ir susisiekimo ministras Eligijus Masiulis. Taupiai reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas naudojo ir kiti ministrai. Nė vienas iš jų nepanaudojo visos jiems skirtos sumos, o išleistos lėšos skirtos tik būtiniausiams darbo vizitams ir susitikimams bei užsienio delegacijoms priimti. Remiantis vyriausybės nutarimu, kiekvienam vyriausybės nariui yra skiriamas vieno vidutinio darbo užmokesčio reprezentacinis fondas. Už šių lėšų panaudojimą privaloma griežtai atsiskaityti, nurodant kiek ir kam buvo išleista. Vyriausybė pakeitė reprezentacinių išlaidų fondo tvarką, sumažindama reprezentacinės išlaidas nuo 4 vidutinių darbo užmokesčių, kuriuos vyriausybės nariai galėjo leisti neatsiskaitydami, iki 1 vidutinio darbo užmokesčio, už kurį privaloma atsiskaityti. Oficialiai iš 3 aukščiausiųjų valstybės vadovų atostogaus tik premjeras Andrius Kubilius. Prezidentė, kaip ir ankstesniais metais, neatostogaus. Atostogų nenumato ir prezidento įstatymas. Taip lakoniškai dėl Grybauskaitės poilsio šią vasarą atsakė jos atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė. Tačiau, kaip rašo Vilniaus diena, tai dar nereiškia, kad Grybauskaitė visiškai nepailsės. Pasibaigus intensyviam politiniam sezonui, ji galės kelioms dienoms nuvykti atsipūsti prie jūros ar kur kitur. Oficialiai prezidentė tuo metu neatostogaus. Toliau eis savo pareigas. Nebus vaduojama Seimo pirmininkės, nes bus pasirengusi reikalui esant bet kuriuo momentu grįžti į darbo vietą. Iš tiesų, nei prezidento įstatyme, nei konstitucijoje apie šalies vadovo atostogas nekalbama. Tačiau ankstesni prezidentai išeidavo atostogų. Antai Valdas Adamkus su žmona kiekvienais metais vėlyvą žiemą ar ankstyvą pavasarį vykdavo į Meksiką, o Algirdas Brazauskas traukdavo į Nidą. Rolandas Paksas išvykdavo pailsėti į Lietuvos pajūrį. Nesulaukusi priskaičiuotų pinigų už Drąsiaus Kedžio ir Laimutės Stankūnaitės dukters paėmimą iš globėjų, antstolė Sonata Vaicekauskienė areštavo buvusios Kauno teisėjos Neringos Venckienės sąskaitą, tačiau joje nepakanka pinigų antstolės išlaidoms padengti. Ligoninėje atsidūrusi Neringa Venckienė nemalonumų turi ne tik dėl sveikatos. Ramybės jai neduoda mergaitės perdavimo istorija. Laimutės Stankūnaitės antstolė jau išsiuntė buvusiai teisėjai 3000 litų sąskaitą už beveik pusės metų darbą ir areštavo Neringos Venckienės sąskaitą. Pernai metų buvusios teisėjos pajamų ir turto deklaracijoje nurodyta, kad ji turi turto, kurio vertė 295 000 litų ir 80 000 litų santaupų. Tačiau antstolė tikina, kad dabar Neringos Venckienės sąskaitoje reikalingos sumos nelikę. Kai tik ten įplauks lėšos, jos bus areštuotos. Vėliučionių kaime Vilniaus rajone gyvenantys paaugliai dar ilgai su siaubu prisimins vieno draugo gimtadienį. Jis baigėsi klyksmais ir ašaromis.
Liepos 2 dieną pasveikinę draugą ir pasivaikščioti išėję paaugliai žvyro karjere aptiko žiauriai nužudyto savo bendraamžio kūną. Nužudytą 15-metį vaikai atpažino iš plaukų spalvos ir drabužių. Šviesiaplaukį vaikiną jie dažnai matydavo per tvorą. Jis gyveno ir mokėsi Vėličionių vaikų socializacijos centre, kur teismo sprendimu atsiunčiami prasikaltę paaugliai. Į karjero teritoriją nuėję moksleiviai pirmiausia pastebėjo išmėtytus drabužius. Priėję arčiau jie išvydo iš žvyro kyšančią žmogaus ranką ir koją. Mergaitės pradėjo spiegti ir verkti, vaikinai skambino policijai. Apie vaikų radinį išgirdę pareigūnai dar ilgokai tikslinosi, ar jie tikrai nemeluoja. Žudikai taip sudaužė paauglio veidą, kad jo atpažinti buvo neįmanoma. Įtariama, kad jis buvo mušamas akmenimis. Liepos 4-ąją trečiadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai sulaikė 4 nepilnamečius. Įtariamus paauglio, kurio kūnas buvo rastas Vilniaus rajone esančiame karjere nužudymu. Kauno klinikinėje ligoninėje, kurioje balandžio pradžioje mirė 11 mėnesių kūdikis, nuo rugpjūčio 4 dienos stabdoma vaikų gastroenterologijos skyriaus veikla, pranešė Lietuvos ryto televizija. Gegužę čia buvo nustatyta įvairių pažeidimų. Reikalavimų neatitiko 3 bendrosios praktikų slaugytojų profesinis pasirengimas, pasigesta būtinos įrangos, rasta daugybė pasenusių ir nebetinkamų naudoti medicinos priemonių. Įvertinus ligoninės veiksmus, akreditavimo tarnyba nutarė, kad nustatyti trūkumai laiku nepašalinti. Ligoninės vadovai teigia, kad panašių pažeidimų galima rasti visoje Lietuvoje. Primename, kad 11 mėnesių kūdikis Kauno klinikinėje ligoninėje mirė balandžio 6 dieną. Įtarimai dėl neatsargaus kūdikio gyvybės atėmimo, pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio taisyklės, pareikšti slaugytojai. Įtariama, kad slaugė vietoj paskirto gliukozės tirpalo vaikui suleido kalio chlorido. Susisiekimo ministerija nutarė skatinti vairuotojus neatidėlioti transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros iki paskutinės dienos, o atlikti ją anksčiau, pasiliekant protingą laiko tarpą galimiems trūkumams pašalinti. Jei likus nedaugiau kaip 30 dienų iki apžiūros termino bus nustatyta, kad transporto priemonė yra tvarkinga, kitos apžiūros terminas bus pratęsamas tiek dienų, kiek jų buvo likę iki privalomosios apžiūros galiojimo pabaigos, sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis. Pavyzdžiui, jei automobilis patikrinamas ir nerandama trūkumų likus 20 dienų iki privalomosios apžiūros galiojimo pabaigos, kitą apžiūrą reikės atvykti ne vėliau kaip po 2 metų ir 20 dienų. Naujoji tvarka įsigalios nuo šių metų spalio 1 dienos. Beveik 20 metų verslininkui Antanui Bosui priklausantis Elnynas netoli Klaipėdos Pajūrio regioninio parko teritorijoje užkliuvo Seimo antikorupcijos komisijai. Jos nariai penktadienį lankėsi Elnyne, bandė aiškintis, ar jis įkurtas teisėtai. Karklėje Pajūrio regioninio parko teritorijoje esanti žemės ūkio bendrovė Algaura, žmonių vadinama tiesiog Elnynu, užima apie 150 hektarų plotą, beveik 70 iš jų nuomojama valstybės žemė. Čia laikomi elniai
danieliai, šernai, fazanai ir kiti įvairūs paukščiai skaičiuojami šimtais. Verslininko Antano Boso Elnyne gavus ES paramą baigiama įrengti ir poilsio zona, viešbutis, restoranas, muziejus, aikštelė vaikams žaisti ir pažintiniai takai. Antanas Bosas sako, jog jam jau nusibodo įrodinėti, kad jo veikla teisėta. Viskas dokumentuose yra teisėta su visais parašais ir su visais regioninio parko leidimais, aplinkos apsaugos departamento leidimais ir taip toliau, tikina verslininkas. Dėl Elnyno teisėtumo antikorupcijos komisijos nariai kreipėsi į aplinkos ministeriją, specialiųjų tyrimų tarnybą, generalinę prokuratūrą. Atsakymų tikimasi maždaug po mėnesio. Palangoje Vytauto gatvėje šalia Vasaros estrados esančiame sklype nelegaliai pradėjusių veikti atrakcionų šeimininkai nepaiso net jų veiklą sustabdžiusios Palangos teismo nutarties. Į teismą Palangos savivaldybė kreipėsi prašydama uždrausti žemės sklypo savininkams Jonui Valužiui ir Rimai Valužienei vykdyti atrakcionų veiklą ir įpareigoti atsakovus išmontuoti ir išgabenti pramoginius įrenginius. Kol šis prašymas bus išnagrinėtas, Palangos apylinkės teismas patenkino savivaldybės prašymą ir pateikė laikinąsias apsaugos priemonės, uždraudė vykdyti atrakcionų veiklą šiame sklype. Nors teismas nusprendė, kad ši nutartis turi būti vykdoma skubiai, o jos apskundimas vykdymo nesustabdo. Sklypo šeimininkai ir čia savo atrakcionais įsikūrusios įmonės Korida savininkas Vilnietis Vytautas Murauskas į tai numojo ranka. Tikiuosi, kad uždarant atrakcionų 100 policininkų neprireiks, juokavo antstolis Gintaras Kairys, kuriam pavesta vykdyti šią teismo nutartį. Vilniaus savivaldybės taryba pradėjo svarstyti, ar drausti taksi vairuotojams automobiliuose dėvėti sportinę aprangą, treniruočio avalynę ar šlepetes. Tai būtų viena iš priemonių, kuriomis taksi vairuotojų mieste būtų griežčiau reguliuojami. Svarstomame reikalavimų keleivių vežimų lengvaisiais automobiliais taksi Vilniaus mieste apraše taip pat buvo numatoma vairuotojus turinčius daugiau negu vieną automobilį, su kuriuo vykdo taksi veiklą, įpareigoti šioms transporto priemonėms išnuomoti vieną stovėjimo aikštelę ir drausti jas statyti daugiabučių kiemuose. Jei būtų nuspręsta pritarti šiems pakeitimams, už jų nesilaikymą vairuotojams galėtų būti skirta bauda nuo 50 iki 100 litų arba laikinai stabdoma licencija verstis taksi veikla. Vilniuje šiuo metu taksi veiklą vykdo 2000 įmonių ir fizinių asmenų. Naujos statybos daugiabučių gyventojai gali būti ramūs, kad nenukentės nuo žaibo. Praktiškai visuose juose įrengti žaibolaidžiai, sako žaibosaugos specialistai. Tuo tarpu ne visi senos ar senesnės statybos daugiabučiai būstai turi žaibolaidžius, ar jie gali būti susidėvėję ir tai gali kelti grėsmę saugumui. Pasak ugniagesių atstovo, daugiausia žaibo iškrovų sukeltų gaisrų būna Liepą, apie 30 gaisrų. Šiuo metu statistikos duomenimis kol kas žaibas daugiausiai rūpesčių sukėlė gegužę. Dėl šios priežasties kilo 12 gaisrų. Druktenis patarė, kad žaibuojant, griaudžiant geriau pasilikti namuose, uždaryti langus, duris, dūmtraukius sklendes, ventiliacinės angas, kad nebūtų skersvėjų, galinčių pritraukti kamuolinį žaibą.
būtina išjungti visus elektros prietaisus ir antenas. Perkūnijos metu pavojinga liesti metalinės pastato konstrukcijas, vamzdžius, būti arti elektros laidų, antenų, langų, durų, namo lauko sienų, prie kurių auga aukšti medžiai. Valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo teigimu, nuo žaibo patikimai apsaugo automobilis, tik reikia jai yra įtraukti anteną, užsidaryti langus ir nesiliesti prie jų metalinių konstrukcijų. Prie žaibų sezono namuose rekomenduojama pasirūpinti žaibolaidžiais, o jei jau yra, patikrinti ar gerai įžeminti. Tuo atveju, jei perkūnija užklumpa lauke, negalima slėptis po aukštais pavieniais medžiais, prie stulpų ar pastatų sienų. Neieškoti prieglobsčio šalia žaibolaidžių, metalinių bokštų ar aukštų kaminų. Vengti aukštesnių atvirų vietovių. Geriau pasislėpti krūmuose arba atsitūpti nuokalnėje susiėmus rankomis kelius. Žaibuojant ypač pavojinga būti šalia vandens telkinių. Perkūnijai užklupus maudantis, žvejojant ar besiyrant valtimi, reikia nedelsiant skubėti į krantą. Griaudžiant negalima bėgioti, važinėti motociklu ar dviračiu, būriuotis, laikyti rankose metalinių daiktų. Taip pat nerekomenduojama kalbėti mobiliuoju telefonu. Artėjant vidurvasariui, Palangos verslininkai griebėsi už galvų. Tokios blogos vasaros jie dar neprisimena. Prastas oras į pajūrį privilioja visai nedaug turistų. O ir tie, kurie atvažiuoja, stengiasi taupyti kiekvieną litą. Basanavičiaus gatvėse ir kitose lankomiausiose kurorto vietose verslininkai suka galvas, bandydami pasitelkti visą išmonę, kaip privilioti daug mokėti nenusiteikusius poilsiautojus. Kavinių savininkai siūlo didžiulės porcijas už vis mažėjančias kainas. Konkurencija per didelė. Taip jie aiškina kainų pokyčius. O mielų niekučių ir suvenyrų prekeiviai moja iš tolo, kviesdami bent pasidairyti po jų prekystalius. Kitą savaitę orai išliks vasariškai šilti ar net karšti, galimi trumpi lietūs. Ačiū žiūrėjusiems, tikimės jūsų dėmesio ir kitą savaitę.